Labas. Pagaliau pribrendau pasidalinti savo istoriją, kaip iš ligų maišo sustiprinau imunitetą. Mano vaikystė buvo vien ligos. Tai gerklė, tai peršalimai, aukštos temperatūros, bronchitai. Tai eidavau į mokyklą, tai ilgą laiką neidavau į mokyklą. Galvodavau, kad išaugsiu. Bet dėja atvažiavus studijuoti į Vilnių, to neįvyko. Kaip sirgau dažnai, taip ir sirgau. Pradėjus dirbti, dažnas biuletenis. Suprantu ir darbdavius, jiems nepatiko. Bet labai džiaugiuosi, kad dėl to net leido, nors galėjo. Ir paskutiniam darbe buvo tai, kad 2 savaitės dirbu, 3 savaitės biuletenis. Ir tikrai pajausdavau, kad galbūt jau vadovas norės mane atleisti. Taigi taip dažnai sergu. Ir taip gaudavau iš vadovo pasakymų, kad Živilė, daryk kažką, taip negali būti. Sergi ir sergi. O tai ką man daryti, galvoju. Vitaminą C iš vaistinės perkuosi, geriu kitus vitaminus. Bet rezultato jau virš 30 metų nebėra. Aišku, susitaikiau, mintyse galvojau, kad tikriausiai taip visą gyvenimą bus. Nes toks mano imunitetas, bet nesuprasdavau, kodėl kiti yra sveiki, o aš pačia ligų maišas. Ir tikrai nemalonu būdavo, kai vis tas 39, 38 temperatūra, labai prastai jaučiausi ir tiesiog lovos režimas, tiesiog išsijungi iš savo gyvenimo. Kas dažnai sergate, tikiu, suprantate mano pojūtį, ką aš jausdavausi. Jaučiau ir vieną dieną, pamenu, gavau žinutę, kad Živilė, gal pabandyk FM, yra labai gero vitamino C, natūralus vitaminas C, socerola. Ir labai skanus, ir pasižiūrėjus atsiliepimų galvoju, išbandysiu. Tai dar vienas papildas, nepadėjo tie ir nepadės man šitas. Bet nusprendžiau, kad padarysiu iš savęs viską, pasižiūrėsiu, naudosiu reguliariai ir bus kaip bus. Bet labai didelių vilčių neteikiau. Ir pradėjau, pamenu, rugsėjo mėnesį gerti. Tada gegužės mėnesį pabaigiau ir vėl taip pertrauką padariau, vėl nuo rugsėjo mėnesio. Ir pamenu tą dieną, kai atvažiuoja vadovas, sako, Živilė, jūs kažką vartojat, nes jau seniai buvo biuletenyje. Ir aš sėdžiu, galvoju, vau, rimtai. Dabar būna, kad paskausta ta gerklė, bet nei ta temperatūra aukšta, nėra tokio, kaip būdavo anksčiau. Ir tada man bingo, veikia natūralus papildas. Ir vieną žiūrėjau seminarą, kur pasakojo apie sintetinius papildus, kuriuos mes saujom geriam iš vaistinės ir dėja rezultato nėra. Kaip pradėjau gilintis daugiau, buvau nustebusi, kad net ir medikai traktuoja, kad tai yra tik tai reklama, bet rezultatų nėra. O kadangi natūralus produktas, mūsų organizmas daug geriau įsisavina ir panaudojus ilgą laiką atsiranda rezultatas. Ir aš sėdžiu galvoju, kodėl aš anksčiau to nežinojau. Anksčiau būčiau pradėjusi ieškoti tų natūralių produktų ir būčiau padėjus savo imunitetui. Nereikėtų virš 30 metų būti ligų maišu. Bet esu dėkinga, kad nors ir vėliau aš atradau savo sveikatai sprendimą ir imunitetą sustiprinau. Beje, turiu dar patirtį, kur vasaros metu aš naudojau Propolio guminukus, mūsų kompanija kaip tik yra labai skanus, naudingi sveikatai. Ir kviečiu aplinkinus, žiūrėkite, valgom guminukus, ruošiame imunitetą rudenį. Ir iš manęs pasijaudavo, tai ką čia papildai, vasarą, daržovės, uogos, kas natūralu. Okei, viskas tvarkoj, nepriversiu žmogus.
aš toliau gėriau papildus, valgiau guminukus ir atėjus rudeniui, tie aplinkiniai, kurie sakė, kad nu va čia vaisiai daržovės, jie pradėjo labai stipriai sirgti. Ir aš buvau sveika, nepakilo nei aukšta temperatūra, nei pradėjo labai stipriai gerklės skaudėti, tai buvo keletą truputį tokių pakandžiojimų gerklės, bet kadangi turiu tam tikrų produktų, tai aš labai greitai susitvarkiau. Ir esu be galo laiminga atradus kompaniją, kuri gamina natūralius produktus. Gaila, to vitamino C jau nebeliko prekyboje, tikrai buvo labai skanus ir vaikai mėgdavo, tačiau dabar vitaminas C atsirado kapsulėmis ir jis sukūrė medikas. Tai yra natūralus vitaminas C, natūrali sudėtis. Ir aš kaip tik pradėjau vėl jį gerti, stiprinti organizmą ir tikiu, mano organizmas man ir toliau dėkos, imunitetas bus sustiprintas ir toliau džiaugsiuos gera savijauta, kai aplinkui pradės toliau visi sirgti. Tad jeigu ir tu esi ta moteris, mergina, kuri vis dažnai serga, geria vitaminą C ir kitus papildus sintetinius ir niekaip nesustiprini imuniteto, parašyk man, pakalbėsim, pasitarsim. Ir tikiu, pradėjus naudoti natūralius produktus savo savijautai, laikui bėgant tą problemą išsispręs. Taip, neužtenka, kad aš tik vieną mėnesį pagersiu ir įvyks stebuklas. Ne, reikia nuolatos su pertraukomis naudoti produktus. Tai ką, būkim sveiki, būkim laimingi ir susisiek su manimi, galiu padėti ir tau.